Sveiki visi vėl atvykę į Memeliacijos kanalą, labai ilgai nedėjau, aš bandau pakalbėti apie Seimą. Nes nebėra apie ką dar kalbėti ir kas vyksta, tai žuvo vienas Seimo narys, mirė, Šuklinas. Ja, va tai dabar tuos Seimas. Jisai atrodė visiškai kitaip. Pažiūrint į 24 metų rinkimus, Seimas turėjo atrodyti, pagal viską dabar, va taip. Jis taip nebeatrodo. Dabar to, va taip, šiaip pagal išdėliojimą taip atrodo. Tai jo. Aišku, praeitus rinkimus jau visus demokratai laimėjo ir jo, matos, kad tai buvo viskas. Bet po truputį mes einam link 28 metų. Žiūrint, kaip greitai laikas eina, tai artėjam. Tai šiuo metu Seimas taip išdėliojotas yra ir pagal viską, kaip čia pavyzdžiui žmonės, kaip renkasi šiuo metu, labai stipriai socialdemokratai krentam. Jie dar laikėsi, bet iš karto atėjo spalis, pradėjo tam tėvis nesąmonės ir sakė krito, kol konservatoriai kilo ir vis labiau kyla. Nemuno aušra krenta, dabar vėl kyla ir taip visur beveik. Ir žmonės dar nėra labai pasirinkę, ką jie nori, ką jie nori daryti. Ir už ką nori balsuoti, dar nėra pilnai. Dabar manosi, kad Darbo partija turi didelį šansą patekti į Seimą. Fucking Darbo partija. Ok. Ja, bus labai socialdemokratai įmės, bet dabar tik Baltijos tyrimai savo, kad Lietuvo socialdemokratai laimės. Kol iš tikrųjų Sprinter tyrimai, pagal, pavyzdžiui, čia pažiūrim, institutai turi, tipo 50, jie turi 22% iš 100 pagal tikslumą. Ja, ir va tai dabar atrodo visas Seimas ir jisai griūna kiekvieną vis labiau. Ir netgi mūsų Laurynas Kasčiūnas pasiūlė socialdemokratams eiti į mažumos valdžią, į visą šitą koaliciją, va šita visa nebūtų. Nebūtų jokios daugumos, nebūtų jokios koalicijos, būtų mažumos dauguma. Viskas. Ir sako, kad pasakė, pažadėjo, kad padėjo socialdemokratam priimti labai svarbius įstatymus, bet pavyzdžiui, taip įvyks, tai bet vis tiek jis neleis socialdemokratams ten LRT ir nesąmonėm. Tai jos norėjau, kaip Vokietija yra taip didžioji koalicija, kur tarp socialdemokratų ir konservatorių, bet šį kartą tai nebus koalicija, tai ja. Kai mažumos, atrodo, bus geriau. Tai ir naujienos nieko gero mes negavom, tiesiog Lietuva nieko gero nėra. Ir pagal kaip į dabar vyktų rinkimai, Seimas va taip atrodytų ir Tėvynės sąjunga 23%. 33 mandatai čia yra labai mažai, socialdemokratai tiek daug ir čia būtų žiauru, Darbo partija kartu Seime, savo frakciją. Tai galiu pasakyti, kad tai tikrai neįvyks, kai dabar rodo, bet šiuo metu pagal viską taip turėtų įvykti. Bet dar turim Laisvės partiją, kuris miršta vis labiau ir labiau, jinai krenta. Nuo praeitų rinkimų, Tėvynės sąjunga 1% padidėjo, socialdemokratai 3% bei 4% nukrito, Nemuno aušra 1 ar 2% nukrito, valstiečiai 6% pagerėjo, nors jų frakcija miršta, liberalų sąjūdis žūt kyla, bet iš niekur, daugiausiai dėl to, kad Skvernelis, Demokratų sąjunga krentam, taip vardant Lietuvos. Bet iš niekur tiesiog Darbo partija kyla ir nacionalinis vienimas kyla, kol Laisvės partija labai krenta ir Lenkai labai krenta, bet nors regionų partija kyla kažkiek. Tai
Ir tie Baltijos tyrimai taip užnisa dažniausiai, nes jie tik meluoja. Tik melagija esą. Ir va čia pagal realų polą, va taip atrodo, kyla, krenta ir niekas niekaip nepasikeičia. Viskas taip pat visą laiką. Ja. Čia tik nuo 22 metų. Ne, nuo 24, atsiprašau. Ir va taip viskas atrodo, čia... Nu čia betvarkė yra. Kaip pavyzdžiui, būtumėm dvieją partiją sistemą. Kaip pavyzdžiui, Amerika. Mūsų Seimas va taip atrodo visą laiką va toks savo kova. Ir, nu... Atsiprašau, toks liberalų sąjūdis ir valstiečiai, kaip pavyzdžiui įvyko Vokietijoje. Paskui atsiras ten pavyzdžiui, nu tokia partija kaip Darbo partija, kuri labai taip panašiai delinkė Vokietijoje. Ir tada atsirastų fucking Nemuno aušra. Arba kitaip tautininkai, bet tautininkai jau mirė beveik, tai Nemuno aušra, čia va taip atrodo Seimas, bet tai yra geriau negu dabar, nes dabar šudiniau tai gal 4 partijų, 5 partijų sistema būtų daug ramiau negu mes dabar turim. Bet nieko tokio tai, na, vis tiek nors reprezentuoja mus ir va pagal partijų viską, nu čia. Aš žinau, labai daug kas nemėgsta politikos, bet, nu, reikia kartais tos politikos, nes realiai Lietuva labai už Europos Sąjungą, bet viskas krenta ir mes jaučiamės, kad mirsim čia. Lietuvoje, nu, tiesiog nebeliko gerų partijų, nu, yra Tėvynės sąjunga, jinai dabar labai gauna daug, bet jinai vis kažkoks bus maža kontroversija, kuris sunaikins viską. Ir Seimas niekaip nesusitvarko ir dar miršta Seimo nariai ir tiesiog ir tai aš norėjau jūs žiūrovai jums parodyti, kad Lietuvoje politika tikrai yra, aš vieną politinį video prieš tai, tas buvo apie Vengrijos rinkimus. Dabar mes turim grįžti į Lietuvą. Ir aš galvoju padarysiu tokias serijas, kur aš kalbėsiu apie Lietuvos prezidento rinkimų istoriją ir apie Seimo rinkimų istoriją. Tai laukit to, tai ačiū, kad žiūrėjote, ir dar kartą čia buvo Evaldas ir iki kito karto.